Sveiki! Šitas video yra intro į mano dar vieną pamoką skirtą stilizacijai. Vedžiau jau pamoką spontaniškumui atverti ir tiesiog prisijaukinimui akvarelės. Tada vedžiau pamoką akvarelės sluoksniams, klasikiniai akvareliai miniatiūroje pažinti. O čia yra pamoka, kuri tarsi būtų klasikinės akvarelės miniatiūroje tęsinys, nes kaip matote, čia yra miniatiūros. Tik tai jose, kaip pastebit, nėra peizažų, bet yra herojai. Ir tiems, kam norisi piešti tokius linksmus personažus, ar bent jau pasigilinti, kaipgi tuos personažus susirasti, šitoje pamokoje tą ir darysime. Kaip juos pamatyti, jūs jau žinote iš mano pačios pirmosios pamokos akvarelinė popietė. Bet kaipgi juos vis dėlto pamačius įgyvendinti, kad jie jau žiūrėtų ir tikrai kažkaip tai atsirastų jūsų popieriaus lape, tam reikia ir ne tik įgūdžių, bet ir dar šiokio tokio, požiūrio kampo, jeigu taip galima pasakyti. Taigi, herojaus paieška arba stilizacijos burtai, kažkaip taip pavadinsiu šitą pamoką, ir jūsų laukia, maždaug tokia tema. Ieškosime, kaipgi mums nusipiešti paukštį, jeigu mes sugalvojame piešti paukštį. Kaip mums nupiešti katiną, nesiekiant anatominio panašumo. Kaip galėtų žmogeliukas jaukiai šypsotis. Ir galų gale, tai gali būti nebūtinai žmogeliukas, gal ir namukas arba paukštelis. Kaipgi viską susidėlioti. Taigi truputėlį turėsim ir kompozicijos patirties. Ir vėlgi mes turėsime patirties darbo su akvarelė. Dirbsime vėl su klasikinė akvarelė, tai tiems, kas nėra buvę mano klasikinės akvarelės pamokoje, teks truputį greičiau susiorientuoti, bet aš manau, kad labai stipriai nesikirš šitos pamokos ir jūs galite dalyvauti mano pamokoje, net jeigu prieš tai buvusiose pamokose nebuvote. Tai bus tik tai akstinas vėliau sudalyvauti ir kitose mano teminėse kūrybos pamokose. Tai čia toksai mažas intro, ko tikėtis, ir aš jau sugalvojau šitą pamoką, kviečiu jūs drauge pas mane į dirbtuves arba mano dirbtuves kažkur pas jūs, čia jau susitarsim ir manau, kad iki pasimatymo. Kuo gražiausių jums dienų.